Eksperimento rėmėjas tikrasmaistas.lt. Ne, čia kepa dar ne mūsų paršeliai. Išvis, kokie paršeliai? Kodėl? Gal kas nežinot, o gal jau pamiršote? Jau daugiau nei prieš 3 mėnesius pinigų karta pasiryžo išties nelengvam eksperimentui – nusipirkti ir ekologiškai užauginti paršelį. Užauginti ir paskaičiuoti, kiek tai kainuoja, nuspręsti ar verta ir viską papasakoti pinigų karto žiūrovams bei internetinio tinklapio skaitytojams. Tai buvo nuspręsta, taip nieko nelaukiant ir padaryta. Švenčionių rajone Januliškio kaime apsigyveno paršytė Krizė ir paršelis Pelnas. Taip, matome, kad dabar jų jau tikrai negalime pavadinti nedidukais paršeliais. Ir nors Krizė prie lovio visuomet atskuba pirma, Pelnas ją svorio kategorijoje lenkia kažkur 10 kg. Tai kiek jie sveria? Bijau sakyti, gal tas storulis 60, o tą mažiau, 50. Ūkyje paršeliai tikraisiais vardais vadinami retai. Čia jiems prigijo naujos pravardės. Liekna ir ilga paršytė manekenė ir gerokai užėdručiau atrodantis paršelis Lašininis. Tokie jie išliks tikriausiai dar kurį laiką, mat greitasis paauglystės augimo metas jau baigėsi, bet to krašto vasara privertė kiek pakoreguoti paršelių maitinimosi įpročius. Dabar gauna 2 kart valgyti už tai, kad karšta ir jiem ir man. Tai čia vasaros dieta tokia. Žolės dabar duodam, vietoj 3 to valgymo, tai duodam žolės daug, įvairios. Jie išsirenka, kas skaniau. Karštomis dienomis maistas paršeliams verdamas lauke, mat gamtinės dujos brangios, o namuose kūrenti krosnį būtų tiesiog beprotybė. Įpusėjusi vasara atnešė ir dar vieną problemėlę. Paršeliai daugiausiai šeriami miežiniais miltais, perkamais iš vietinių ūkininkų. Tačiau pas daugelį jų pernykštis derlius jau išseko, o naujojo kurį laiką dar teks palaukti. Žinome, visuomet būtų galima pradėti juos šerti kombinuotais pašarais. Tačiau juk dar eksperimento pradžioje griežtai užsibrėžėme tikslą – užauginti paršelius kiek įmanoma ekologiškiau. Gal jeigu šertum tais kombinuotais pašarais, kur ten su visokiais priedais, tai tikriausiai, kad augtų geriau, jie būtų didesni, greičiau augtų. Nes ten, aš manau, kad ten yra apetitą kokius skatinančių pridėta į tuos visokius kombinuotus. O čia tai, man atrodo, normaliai, sveiki, jokių tokių nebuvo problemų, kad ar susirgtų ar ką, tai normaliai. Primename, kad pirmasis paršelių gyvenimo naujose namuose mėnesis mums kainavo apie 200 litų. Dabar prabėgo dar 2 su trupučiu mėnesio, tad skaičiuojame toliau. Nupirkti dar 6 maišai miežinių miltų po 20 litų, bei 2 maišai bulvių taip pat po 20 litų. Taigi visos išlaidos, neskaičiuojant darbo ir kuro sąnaudų, per pastaruosius porą mėnesių siekia 160 litų. Kaip ir buvo planuota, lyginant su pirmoju mėnesiu, jos gerokai mažesnės, mat atsisakyta mažiems paršeliams būtino pieno. Pabandome suskaičiuoti, kiek iš viso pinigėlių šiam eksperimentui jau išleidome. Patys paršeliai kainavo 360 litų, lygiai tiek pat per 3 mėnesius išleidome ir jų maistui. Taigi iš viso jau 720 litų. Kol kas sunku pasakyti, tai daug ar mažai, tad Krizę ir Pelną auginsime toliau, stebėsime, skaičiuosime ir viską rodysime jums.